Sveiki iššūkio dalyviai. Šiandieną nagrinėsim sekančią temą, bus tema bakterijos lygų gyvenimas ir Dovydas, mūsų edukacinis partneris, pasidalins įdomiais faktais būtent apie bakterijas. Tai prašom, Dovydai. Bakterijų pagalba mes geriau suvirškiname maistą ir įsisavinam tą maistą ir tam tikros medžiagos, tam tikri substratai yra reikalingi, kad gaminti energiją, kad vyktų medžiagų apykaita, kai kurie vitaminai, mineralai yra reikalingi. Tos pačios bakterijos žarnyne, jos sąveikauja su mitochondrijom, kurios yra tokios ląstelės, galima vadinti jėgainės, tarsi viduj gaminančios energiją. Tai ir kas buvo labai įdomu, kad žarnyno bakterijos yra su jom susijusios, jos sąveikauja. Keletas tokių įdomių faktų yra, kad aišku, žarnyne yra daugiau bakterijų, ląstelių negu pačio žmogaus. Tai tiesiog ir tuo pačiu žarnyne yra maždaug 100 kartų daugiau bakterijų genų negu žmogaus, pačios tos bakterinių genų masės, tarsi galima taip pasakyti. Tai priverčia iš tikrųjų susimastyti, kai kurie mokslininkai buvo paskelbę, kad čia tarsi kaip kažkokia nauja, kita ekosistema, kaip taip įmanoma, kad tiek žmoguje tiek daug bakterijų būtų. Bet žarnynas jisai yra toks ir jisai veikia tuo principu, kad bakterijos tai yra gyvybė, tai realiai yra, kaip galim sakyti, kiti mikroorganizmai esantis mūsų žarnyne. Tai tas teiginys, kad bakterijos yra gyvenimas, atitinka vienas jau taip logiškai save, nes jeigu bakterijos yra gyvybė, tai yra gyvi mikroorganizmai, tai kuo jų daugiau, tuo daugiau to gyvenimo tokio. Arba galim sakyti gyvybinės energijos. Ir ką būtent, tarkim, tyrimai, kai kurie buvo Hadza gentis, Afrikoje tirta ir palyginta būtent su amerikonais ir italais, kurie gyvena, sakykime, labai tokį vakarietišką gyvenimo būdą, daug dopaminą stimuliuojančio maisto, daug perdirbto maisto, cukraus, riebalų, miltinių ir panašiai. Ir tada Hadza gentis gyventi dar laukiniam sąlygom, būtent, reiškia, maitinantis visokios šaknys, visokios šakniagumbiai, žolės, uogos, kažkiek šiek tiek ten ir tos sumedžiotos laukinės mėsos. Tiesiog labai didžiulis meniu, kur buvo palyginta, kad Hadza genties tiesiog tie nariai per metus tarp 200-300 rodos, kad įvairių produktų suvalgo. O standartiškai ten, tarkim, amerikonai, ten tarp 10-20 tų pagrindinių produktų, nėra kažkokios variacijos, nėra dinamikos. Tai drastiškai skyrėsi bakterijų įvairovė žarnyne. Apie maždaug 3-4 kartus Hadza genties, tai tie, kurie laukiniškai gyvenantis žmonės, jie turėjo 3-4 kartus daugiau pačių bakterijų rūšių, skirtingų šeimų, negu tie, kurie gyvena, sakykime, urbanistiškai taip. Ir tai šitie moksliniai tyrimai tai buvo susijęti su ilgaamžiškumu ir su apskritai sveikata, gyvenimo kokybė, uždegimu, chroniniam ligom ir tokiais dalykais. Bet esminis tas atradimas buvo, kad visgi bakterijų įvairovė yra labai svarbi. Ir kai žmogus sąveikauja su gamta, jis tada tą įvairovę plečia. Tai vėlgi probiotinis maistas ir tikras maistas, ne kažkoks tai šlamštmaistis, jisai kartais turi, tas tikras maistas jisai turi ir pačių jau bakterijų įvairių rūšių iš gamtos, bet jis kartu taip pat turi ir prebiotinių medžiagų, kurios maitina tas gerasis bakterijas. Nes jeigu jūs valgysite, tarkim, skubat, lekiat, dirbat, kas jau dabar pripažinta, kad čia normalus vos netempas, tai nėra normalus. Toks maistas, tarkim, kava ir bandelė, jisai neprimaitins, nei kūnui suteiks ten energijos tiek, kiek reikia, nei jis pamaitins kažkaip žarnyno mikrobiotą, nes ten tiesiog perdirbti miltai ir kava tiesiog, tarkim, kofeinas, ne? Tai, žodžiu, mes kalbam apie tokius dalykus, kad bakterijos yra gyvas dalykas ir joms taip pat reikia tų substratų. Tai gali būti kažkoks raugintas maistas, prebiotinis maistas, turintis tų skaidulų, kurios maitina.
ir panašiai. Jeigu mes dabar suprantam tą atsakomybę, kad mūsų žmogiškam visų žarnyne yra tiesiog milijardai įvairių trilijonai tų bakterijų, tai reikia jom pasirūpinti. Ir visi tie dalykai, ką mes jau čia tas kelias savaitės šnekam, partnerių, kolegų, dievų maisto gėrimus, kurie turi ir probiotikų, ir prebiotikų, tai yra geras kuras tai gyvybei žarnyne palaikyti, o to rezultatas yra, kad kai žarnyne daug gyvybės, daug įvairovės, kai viskas švaru ir sveika, gerai veikia, tada apskritai pa žmogų daug gyvybinės energijos, nes žarnynas jisai yra, kaip galim sakyti, sveikatos pamatas. Šiek tiek pasidalinsiu apie sisteminę sveikatą kitam įraše, būtent kaip žarnynas sąveikoja su kitais organais ir panašiai. Šiandien tik tais vieną pavyzdį duosiu, tai yra žarnyno smegenų ašis. Tai prasiplėsime kitam įraše truputį daugiau, bet žarnynas būtent sąveikauja, jeigu galime va čia matyti, dešinėje nuotraukoje, tai yra klajopinis toksai nervas, kuris jungia žarnyną ir smegenis. Tai čia yra labai tokie keletas įdomių dalykų, kad tuo pačiu ir mūsų smegenų būklė ir kognityvinė funkcija gali paveikti žarnyną, tai pavyzdžiui simpatinės, parasimpatinės nervų sistemos balansas, bet taip pat ir mūsų žarnyno būklė, tai tarkim sklandus virškinimas, geras įsisavinimas, sveika žarnyno mikrobiota visada duos ir mums geresnį energijos lygį ir susikaupimą ir budrumą, kai jau tai yra išsibalansavę, kažkoks uždegimas yra ar kažkas, tada dažnai žmogui sutrinka šiek tiek ir kognityvinė funkcija. Ir budrumas, pavyzdžiui, susikaupti gali būti sunku, arba jeigu taip tiesiog rimčiau, giliau eiti, tai tie patys moksliniai tyrimai rodo, kad žarnyno pralaidumas, bakterijų disbalansas ir šitie dalykai yra susiję su būtent didesnė rizika iš tų kognityvinių, neurologinių ligų. Tai čia keletas tokių įdomių aspektų, paskui mes prasiplėsime būtent kaip apskritai žarnynas susijęs su visa, reiškia, sveikata bendrai. Ir čia taip pat noriu pakviesti į Maistas yra vaistas festivalį Liepos 11-13 dienom jau, tai yra labai greitai, už 2 savaičių, kur galėsite sutikti tiek mane, Dovydas Maistas yra vaistas, kitus daug įvairius lektorius, Lietuvos natūralios medicinos ekspertus ir taip pat įvairius amatininkus, pavyzdžiui, mūsų partnerius Dievų maistą su probiotiniais gėrimais visais, kur galėsite viską išbandyti. Čia tik 8 buteliukai, yra, kiek žinau, virš 25 skonių, tai ten galėsite visko paragauti ir susipažinti su nuostabių gėrimų gamintojais. Čia kviečiu į tą festivalį, Maistas yra vaistas, Facebook'e galite susirasti renginuką. Jeigu grįžtam prie bakterijos yra gyvenimas, tai aš, žinant šiek tiek Manto istoriją, galiu įsivaizduoti taip, kad kai jis buvo labai rimtai sporte ir valgė tradicinį sportininkų maistą, labai daug ten ryžiai, daug vištienos, ten kažkiek biškį brokolis įdėti ar kažko, daug baltymų, visokių miltelių ir taip toliau, tai yra labai sunkus maistas ir tai nėra, kad tai būtų labai kažkaip bakterijų mėgstamas maistas. Tai aš jau taip galiu numanyti, kad žarnyno mikrobiota buvo tikrai tragiška. Taip. Ir turbūt užtruko tau ilgai atsistatyti. Bet jeigu kalbam, kad bakterijos tai yra gyvybė, tai yra gyvenimas, tai kaip tu dabar palygintum tą savo, tai kas tarkim buvo, kai visai mažai žarnyno mikrobiotos įvairovės sveikatos buvo ir kai atsistatei tą su Dievų maisto vartojimą. Taip, čia tikrai taip ir buvo, kad, sakykime, mityba jinai buvo labai tokia nedraugiška žarnyno bakterijom, nes praktiškai viskas buvo termiškai apdorota, daug baltyminio maisto, kuris irgi labai stipriai apkrauna ir tikrai nėra gerosiom bakterijom maistas, o sakykime, su vaisiais, daržovėm, tuo metu tikrai labai mažai draugavau, nes, kaip sportininkai, jie viską skaičiuoja, kiek baltymų, kiek angliavandenių, ten riebalų, tiesiog net nemasto labai stipriai, kad reikia būtent ir kad mikroflorai maisto. Ir iš principo netgi dabar Dovydas uždavė tokį klausimą ir aš net ne vieną
žinau sportininką, kuris iki šių dienų vis dar lipa ant scenos, dalyvauja kultūrizmo varžybose, kur tiesiog su žarnynu ten raižo, nesupranta žmonės kas ir kodėl, bet nebevirškina, raižo viską baisiausiai, geria ten, sakykime, tuos iš vaistinių probiotikus, kurie yra miltelių pavidalų ir išgėrus vėlgi buvo atlikti tyrimai, nedaug iš viso ten tos gyvybės būna. Taip, šita tikrai problema buvo ir jeigu žiūrint grinai ne į jėgos ten rodiklius, nes savaime suprantama, kai aš 140 svėriau, kad mano jėgos rodikliai žymiai didesni buvo, nes tas maistas, sakykime, baltyminis, ten tie visi papildai ir tie, sakykime, neslėpsiu, ir tie draudžiami papildai, nes, jėgos sporte, sąžiningai pasakysiu, be jų aš nelabai įsivaizduoju ir jeigu kažkas pasakas, kad natūraliai užauga raumenys, kurie yra fiziologiškai per dideli negu, sakykime, standartas, tai tiesiog, reikia suabejoto žmogaus tiesos sakymu. Ir dar toks vienas dalykas, jau čia iš šių laikų gal pakomentuosiu, nes viską atvirai šneku, viskas kaip yra. Esam sulaukę dabar jau greitai bus 2 metai, už kokių 3-4 mėnesių mūsų veiklai oficialiai. Ir per tą laiką esu sulaukęs gal 4-5 žmonių nusiskundimų. Ir žmonės skundžiasi, sako, vartoju jūsų papildų, jūsų gėrimą, viskas gerai, dėl žarnyno, dėl, sakykime, peristaltika, tuštinimasis, viskas tvarkoja, bet sako, jūs dar žadėjot, nors aš asmeniškai tikrai nesu žadėjęs, bet galimai kažkur žmonės išgirsta, kad gal Mariaus istorija, kad svoris krenta. Ir sako, bet man nenukrito svoris. Sako, aš mėnesį vartojau sąžiningai kiekvieną dieną ir ten svoris nežymiai pasikeitė. Sakykime, Mariaus istorija yra tokia, kad jis per 9 mėnesius tikrai daug numetė, dabar bijau sumeluoti ar 20 ar 30 kg. Ir tada aš pradedu aiškintis su tai žmonėm, gilintis į jų mitybą ir aš išgirstu tokius faktus, kad ten niekas nepasikeitė. Tik dadėjau jūsų gėrimą, bet lygiai taip pat virtos bulvės ir mėsa. Ir sakau, tai salotos kažkokios skaidulos ar ne, sako, tai kam mes reikalingos, jeigu čia, ta prasme, geriu jūsų maistą. Ir ką Dovydas šiandien šnekėjo, tai tame ir yra mintis, kad įsivaizduokim, kad šituose buteliuose yra kaip kareiviai. Jie papuola į žarnyną, kad atliktų funkcijas, tvarkytų, įvestų tvarką, tą, sakykime, mikrofloros balansą. Bet mes neduodam tiem kareiviam valgyti. Ir jūs įsivaizduokit, kas vyksta su kareiviais, kurie nepavalgė, silpni, negauna energijos ir galiausiai iš vis numiršta, nes nėra ko maitintis. Tai dėl šitų dalykų ir tada mes sėdam su žmonėm, šnekam ir aš jiem bandau išaiškinti, kad būtent šitas faktas, kad nėra maisto, neduodat maisto tom gerosiam bakterijom, tiem vadinamiem kareiviam. Ir dėl to tie pokyčiai yra tokie, jie yra, bet jie yra minimalūs, nes, sakykime, dėl ten peristaltikų ir šitų dalykų viskas susitvarko, bet svorio metimo klausimas, jisai netoks žymus, kokio žmonės tikisi, jeigu iš tikrųjų teisingai maitintųsi, tai tas teisingai maitintųsi bent jau vieną valgymą per dieną, bent jau būtų tą prebiotinį maistą, kur duotų būtent gerosiam bakterijom irgi maistelio, kad jos būtų gyvos, kad jos efektingai atliktų savo funkcijas. Tai tokie pasidalinimai iš mano pusės. Tai tiek šiandien žinių. Galite parašyti komentaruose, jeigu kažkokių klausimų yra, kažką nori pasigilinti, atsakysim, man rodos. Tai iki. Iki laimingai, iki susimatymo.